Tinklaladėje be recepto kalbamės apie būdus, kaip pasirūpinti savo fizinę ir psichologinę sveikatą. Šiandienos epizodas apie masažą. Senovėje laikytas gydymo menu, šiandien jis tapo tiek poilsio, tiek sveikatos palaikymo priemonė. Kaip prisilietimas gali atpalaiduoti, atkurti jėgas ar padėti kūnui gyti. Pakalbėkime apie masažą iš arčiau su Povilu Miliausku, 3R masažo studijos įkūrėju. Sveiki, Povilai. Labą dieną. Povilai, papasakokite, kaip supratote, kad masažas jums yra įdomu ir kad norite tuo užsiimti savo gyvenime? Viskas įvyko labai netikėtai ir spontaniškai, kaip ir daugelis dalykų įvyksta. Mes su būsima žmona gyvenome Anglijoje ir tiesiog vienam koledžiui vyko atvirų durų diena ir sako, gal gali man pagelbėt, nueit, pavertėjaut kažką ir tiesiog pakabino, užkabino ir dabar viskas tęsiasi iki šiol. Tai iš karto tik tai sudalyvavote toje mugėje ir supratote, kad tai galbūt yra jūsų gyvenimo kelias? Taip gal iš karto nebuvo, taip dramatiškai, bet kabliukas iš karto atsirado. Kodėl? Sunku netgi pasakyti, kad kodėl tiksliai atsirado, bet tam mokytojų kažkoksai dėmesys pasakė, kas čia galėtų jūsų laukti, kaip čia, kaip ten, ir aš galvoju, gal visai įdomu būtų. Pabandyti. Tai pirmiausia, kaip suprantu, jūs mokėtės Jungtinėje karalystėje, vėliau tęsėte mokslus Lietuvoje. Ar skyrėsi patys mokslai, jų struktūra pas mus ir užsienyje? Iš esmės, kaip žmogaus kūnas turi tiek raumenų ir tiek kaulų, tai daug kas nesiskiria, aišku. Kas patiko Jungtinėje karalystėje, tai daugiau dėmesio buvo skiriama į psichologinius dalykus. Tai yra, kaip bendrauti su klientu būtent per psichologinę prizmę. Jeigu dabar aš jau galėčiau lyginti su Lietuvos mokslais. Bet ir ten ir čia pasisėmiau tikrai daug geros patirties. Taip pat jūsų gyvenimo aprašyme yra mokslai Tailande. Tai Tailandas tai yra žinomas ir masažų karalystė, kaip ir žmonės važiuoja vieno iš to tikslų patirti tailandietiško masažo malonumą. Ir kodėl jums prireikia dar patobulinti mokslus Tailande? Ir kuo skiriasi galbūt jų požiūris į kūną, apskritai gal holistinis požiūris į žmogaus sveikatą? Tai gavosi viskas labai natūralia vaga, mes pabaigėm mokslus Anglijoje ir tada jau susipakavom lagaminus, išsiuntėm į Lietuvą ir iškeliavom į Tailandą. Ir labai norėjau tikrai pabandyti tailandietišką, būtent iš tos holistinės pusės, kaip ten viskas, kokie taškai, kas tie meridianai ir taip toliau. Tai ir kažkokio tai šoko nebuvo, nes mes jau buvome keletą kartų Tailande prieš tai ir toksai nuosekliai galvom, gal reikėtų pabandyti. Ir taip natūraliai gavosi, kad pasibandėm. O kiek laiko truko mokslai? Mokslai truko 1 mėnesį, buvo labai sunku, labai daug prakaito išlieta. Kodėl? Nes vyko 6 dienas per savaitę, nuo ryto iki vakaro, baigi mokslus, eini praktikuotis, nes tiesiog informacijos yra begalė. Tai 1 savaitė buvo labai skausminga, tiesiog nykščiai buvo mėlyni. Ta prasme, nuo krūvio darbinio? Nuo darbinio krūvio, nes tailandietiškas masažas tai yra kaip ir šiatsu taškinis masažas, plus prisideda tam tikri jogos elementai. Tai yra daug naudojimo nykščių, tai tiesiog buvo mėlyni. Skaudėjo. O kaip skiriasi gal mokslų tas pateikimas, nes turbūt Jungtinėje karalystėje tai be abejo visi labai disciplinuoti, labai struktūruoti. Tailande turbūt daugiau buvo skiriama dėmesio praktikai, tam kūno priėjimui, taip, ne kažkokiam tai, nežinau, biurokratiniam dalykam. Jo, tai ir iš tos pusės, kad visiškai skirtinga kultūra nuo mūsų, tai reikėjo prisitaikyti ir prie to truputėlį. Ir taip iš pradžio taip žiūrai iš šono ir po to tik tai bandai įeiti ir suprasti, kas už to viso slypi ir apie ką yra tailandietiškas masažas. Tai jo, buvo įdomu ir būtent po to gali visas praktikas aplipdyti
ir žiūrėti, ką gali iš jų pasiimti geriausia, pavyzdžiui. Kas sutiktų pacientui. Taip pat gal galite papasakoti, kaip atsirado jūsų masažo studija ir ką reiškia 3R pavadinimas? Tai šitą pavadinimą mes atsivežėm tiesiai iš Anglijos, mes tik pabaigę Anglijoje dar truputėlį ten padirbėjom ir galvom, kokį čia pavadinimą reikėtų, 3R. Ir iš 3 raidžių tiesiog gaunasi refresh, relax, recharge. Tai labai puikiai atspindi pačią masažo esmę. Absoliučiai, tai visi 3 žodžiai tinka ir terapiniai masažai, ir atpalaiduojančiai masažai, ir visiems kitiems, kuriuos sugalvosi. Ir kaip viskas prasidėjo, tai mes pradėjome, atsikėlėme gyventi į Vilnių ir galvojom, nuo ko čia pradėti. Klientų rato nėra, nieko neturim, nieko nežinom. Tai viskas prasidėjo, kaip ir visiems, truputėlį sunkiau, bet žingsnelis po žingsnelio pradėjom daryti masažus namuose. Tai buvo ganėtinai juokinga, kai dabar pagalvoji, tai įsivaizduoji nedidelis 50 kvadratų butukas, visą dieną negamini valgyt, nes nenori, kad kotletai kvepėtų ir darai kažką masažą. Ir mes tam visai taip neblogai pradėjom judėti, Facebookas užsikūrė, Instagramas, ir žmonės taip pradėjo eiti, ir mes galvojom, gal jau reikėtų kraustytis iš namų, nes ne mūsų čia namai. Čia daugiau svetimų žmonių negu... Klinika. Jo, jau klinika. Galvom, reikia viskas jau kelti sparnus ir pajudėjom iš namų kitur. Apie jūsų masažo studiją yra labai daug gerų atsiliepimų. Aš patikrinau, tai 1300 ar 1400 Google reviews ir tai yra pakankamai aukštas įvertinimas 4.7 ar 4.8, Paulai, pasakykit, kad nesumeluočiau. 5. Atsiprašau, aš jūs įžeidžiau dabar. Tikrai taip. Tai turbūt rodo, kad jūs eina teisingų kelių, kad jūs atliepiat pacientų poreikius, kad pacientai išeina patenkinti su išspręstom problemom. Ir sakykit, ar jūs dabar jaučiatės, kad esate savo gyvenimo vietoj? Šitam kely jis yra teisingas? Manau, kad taip, nes man tai patinka ir aš tiesiog geras drivas man nuo to. Bet čia reikėjo tą irgi susidėlioti ir neįvyko taip viskas, nes tai ganėtinai nėra lengvas darbas. Tai yra fiziškas darbas, reikalaujantis ne tiek fizinių jėgų, bet ir psichologinių, nes ateina žmogus dažniausiai nelaimingas, o su kažkokiom tai problemom. Tai reikia kiekvieną dieną reikia būti pasiruošus. Tai taip ir dėliojasi, kad kiek gali padaryti masažų per dieną, kiek gali padaryti per savaitę, kiek tau laisvų dienų reikia per savaitę, kad masažai neatsibostų ir norėtum grįžti atgal. Tai dabar jau yra viskas sudėliota ir į darbą eini su šypsena. Kaip į šventę? Kaip į šventę, nes toksai ir tikslas turbūt yra kiekvienam, ar ne, kažkaip tai susidėlioti gyvenime, kad į darbą galėtume eiti kaip į šventę. Taip, turbūt teisingas gyvenimo būdas darbinio ir asmeninio gyvenimo balansas yra, kada penktadienį nori eiti namo, o pirmadienį nori eiti į darbą. Absoliučiai. Ir jūs taip pat esate savo laiko valdovas. Jūs esate abudu su savo žmona, esate savo laiko valdovai. Teisingai. Tai atsiranda toksai ilgasis planavimas, 2-3 mėnesių darbo grafiko planavimas, susidėlioji laisvas dienas ir galima tik pasidžiaugti to, nes gali planuotis, ką tik nori. Nuo nieko nepriklausomas. Žinoma. Tai labai smagu, Povilai, kad iš Užjūrio, iš Anglijos grįžot į Lietuvą ir turbūt atsivežėt kitokių žinių bagažą, atsivežėt entuziazmo, atsivežėt noro ir kad visgi Lietuva sutiko jūs svetingai, Vilnius, ne? Labai svetingai, buvo labai pasikeitęs, po 8 metų pertraukos, tai ir mūsų buvo dalykas, kur mums važiuoti gyventi. Nes žmona yra iš Panevėžio, aš iš Druskininkų, yra Kaunas, mano ankstesnių mokslų miestas, Klaipėda arba Vilnius. Ir taip išėjo, gal į Vilnių tada važiuojam. Paprastai taip viskas įvyko. Gerai, viskas gyvenime teka natūralia tekme. Absoliučiai. Pristatydama save, sakėte, kad praktikuojate ir dry needling, jei taip galima pavadinti, sausų adatų terapiją. Kas tai? Kur to išmokote? Ir kodėl pradėjote mokytis? Tai pradėsiu nuo paskutinio klausimo.
tai vėlgi buvo toks, aš visada galvojau, sausos adatėlės, kas tai yra? Ar tai yra kažkoks tai placebas, kaip jos veikia? Nes aš asmeniškai pats labai bijau adatų, kai pats einu duoti kraują, visada nusisuku ir tiesiog pralaukiu, kol viskas įvyksta, bet tiesiog taip norėjau pasižiūrėti, kaip tai veikia ir mokiausi čia Vilniuje. Mokytas buvo iš Pietų Afrikos Respublikos, mokslai truko visą savaitę, reikėjo įsibadyti visą kūną, tai buvo tikrai reikėjo nemažai įdėti vidinių pastangų, prisiversti, bet pačiam badyti tai vienas malonumas. Kitus. O kuo skiriasi dry needling nuo kitų masažų technikų? Kuo jis išskirtinis? Išskirtinis tuo, kad ką aš pastebėjau iš jau darydamas šitą praktiką, tai man pagelbėjo, kai pavyzdžiui, pa žmogui yra ypatingai spazmuoti raumenis, arba žmogus yra ypatingai jautrus, tai adatėlė įduri tiesiai į taikinį. Kai mes galime įsivaizduoti, jeigu mes darome masažą su rankomis arba su dilbiais, tiesiog mes užimam didesnį plotą ir jeigu žmogui yra labai spazmuotas raumuo, jam ypatingai skauda. Tai adatėlė sukelia mažesnį skausmą, o efektas toks pat arba net geresnis. Tai atsipalaiduoja raumenys. Supratom. Dar vienas dalykas, apie kurį turbūt žinos nedidelė auditorijos dalis, aš pavyzdžiui nežinau, visceralinis masažas. Kas tai per daiktas? Jeigu taip paprastai, tai yra vidaus organų masažas. Tai yra švelniais judesiais mes atpalaiduojame vidaus organus. Paprastai. O dėl ko gali reikėti tos masažo praktikos, technikos? Tai irgi, kai pradėjau mokytis šitą dalyką, man visada buvo irgi įdomu, kaip galima apjungti, kodėl mes visada atkreipiam dėmesį tik į raumenis, į kaulinės struktūras, bet kas dedasi mūsų priekinėje dalyje. Ir kaip vidaus organai gali būti susiję, pavyzdžiui, su nugaros skausmu arba su išprovokuotomis išvaržomis. Ir taip galvoju, okei. Ir tai buvo toksai spyris, kad, blemba, reikia šitą irgi pasimokyti. Tai ir kaip veikia visceralinė terapija, tai mes švelniais judesiais manipuliuojam, pavyzdžiui, skrandį, pavyzdžiui, kepenų dalį. Nes yra situacijų, kai organai keičia savo padėtį. Arba žarnos gali keisti savo padėtį. Įvyksta spazmuojasi vidaus organai. Refliuksas, vidurių užkietėjimas ir kiti simptomai gali reikšti, kad tau galbūt yra reikalinga visceralinė terapija. Niekada tikrai nebūčiau pagalvojus, kad net esant tokiam sveikatos sutrikimui kaip refliuksai gali padėti masažas. Absoliučiai. Nes dažniausiai yra siūlomos tabletės. Nu, aš pati kaip vaistininkė siūlau tabletės. Tai jo, ir tai labai įdomus dalykas. Pavyzdžiui, jeigu pasikeičiam 12 pirštės žarnos poziciją truputėlį, ten vyksta, spazmuojasi toje vietoje ir mes švelniai manipuliuojame ir atpalaiduojame. Ir tada, pavyzdžiui, yra toksai didelis mitas, kad mes nenorime, kad mūsų pilvas būtų liečiamas, ar ne? Arba neglostykit pilvo, nes apsiver žarnos. Tai vienas iš mitų yra, kad mūsų peristaltikai patinka, kai yra liečiama. Tai ir patiems rekomenduoju, esant namuose, švelniais judesiais pasimasažuoti pilvą. Pasiglostyt pilvuką. Ir žarnynas tikrai padėkos. Čia yra vienareikšmiškai. Ir kitas dalykas, jeigu mes švelniai einame per pilvą ir jaučiame kažkur tai kažkokius tai simptomus, kažkokį skausmą, kažkokį dieguliuką, tai gali būti vienas iš dalykų, kad galbūt kažkur tai yra spazmelis ir jums galbūt jau reikėtų kreiptis pas specialistą dėl visceralinės terapijos. Povilai, aš bijau, kad jūs iš manęs atimsiu duoną kasdieninę, paklausę šitą podcastą, pacientai skubės nebe į vaistinę, o skubės pas jūs. Pasakykit, ar reikia kažkaip specifiškai pasiruošti prieš ateinant į masažo seansą? Specifiškai kažkaip tai nereikia pasiruošti. Vienas dalykas ir svarbiausias, tai nereikia prisivalgyti ir nereikia padauginti kavos. Ir aišku, tokie dalykai kaip alkoholis, gal vieniems suprantamas dalykas, bet nereikėtų vartoti. Galima truputėlį išgerti vandens. Svarbiausias dalykas po masažo
gerti daugiau skysčių neįprastai. Supratau. Kaip žinoti žmogui, paprastam, eiliniam žmogui kaip aš, kokio masažo man reikia, kurią kūno vietą masažuoti, kaip man kūnas gali pasakyti? Dažniausiai klientai jau ateina žinodami, kokią vietą jiems skauda arba kokius signalus kūnas jiems siunčia. Tai man skauda nugarą. Ir mes pirmo seanso arba tolimesnių seansų metu anamnezės būdu išsiaiškinam skausmo priežastį. Tai yra keliaujam truputėlį atgal, kiek jisai žmogus juda, darbo pobūdis, laisvalaikis, ką veikia ir bandom tiesiog išsiaiškinti, surasti šaknis, kodėl skauda. O kaip antroji klausimo dalis. Kokio masažo? Ir kokio masažo, tai mes vietoje, aš kaip sakau, nėra kažkokio tai vieno masažo, mes mūsų studijoje naudojame kiekvienam atskirai parinktą masažą. Tai yra, kuris susideda iš visų žinomų masažo technikų, tu viską suplaki į vieną ir pritaikai žmogui. Tai čia labai padeda jūsų platus profilis žinių, kad žinote įvairių technikų ir galite jas pritaikyti kiekvienam žmogui, išskirtinai. Jo, tai va, tas tikrai padeda, nes gali įsivertinti iš tam tikrų simptomų, ko žmogui tuo metu reikia. Ne? Tai jeigu žmogus pasako, skauda man kaklą, ypač kairę pusę, bet priežastis gali būti ne ten, kur jam skauda, bet gali būti kažkur kitur, ar ne? Tai vienas iš įdomių dalykų, tai gali būti priežastis, pavyzdžiui, tulžies nenuteka. Ir būtent skausmas eina per kairę kaklo pusę. Neįtikėtina. Jo, ir taip, kaip šitus visus dalykus, kuo daugiau dalykų žinai, tuo daugiau nežinai, bet kuo tu jau žinai, tada gali daugiau pritaikyti ir technikų, ir gali labiau įsivertinti, plačiau matyti, kaip gali padėti žmogui. Povilai, ar jūs iš kūno struktūros galite atspėti, ką žmogus dirba? Ar jis dirba sėdimą darbą, ar jis dirba fizinį darbą, ar tai atsispindi mūsų, nežinau, ir pačioj kūno, kaip tas mūsų kūnas laikosi? Tai jau pradedi žmogus stebėti, kai tik tai atidaro salono duris, kai tai jau žengia link kabineto arba kol nueina iki tualeto, kaip pasideda daiktus, kaip atsisėda ant kėdutės, bandai viską įsivertinti, kaip žmogus, kuriuos raumenis kompensuoja, kodėl jam tai kartais ir paklausi nepatogu, ar kodėl čia taip, tada žmogus jisai netgi nesusimasto, kodėl taip daro, ar ne? Tai visus šitus momentus irgi įsivertini ir tada žmogus iš karto netgi kitaip atsiveria, nes jisai būna niekada nepagalvojęs, kad gal man čia tikrai biškai kažkaip, tai aš net nepastebėjau. Tai tokie įdomus dalykai. Kas fiziologiškai vyksta kūne masažo metu? Kuo skiriasi terapinis masažas nuo atpalaiduojančio masažo? Pradėsim nuo antro klausimo. Tai terapinis masažas yra skirtas kažkokiai tai problemai spręsti. Dažnu atveju jis yra gilesnis ir skirtas veikti gilesnius audinius. Atpalaiduojantis yra, kaip ir nuo žodžio jau atpalaiduoti, tai labiau susijęs su mūsų nervinė sistema. Tai yra nuraminti, atpalaiduoti, palengvinti, tai yra lengvi judesiai veikti paviršutinius audinius. Ir fiziologiškai, kas veikia mūsų kūne, tai galime pradėti nuo mūsų odos ir fascijos. Tai mes jau pirmais judesiais veikiame mūsų odą, jinai tampa elastingesnė, didėja kraujotaka. Toliau mes galim veikti mūsų kraujotaką ir limfotaką. Tai yra masažo metu arba tam tikrų judesių metu mes aktyviname kraujotaką, pasikrauname, atneša šviežio, gero deguonies, naujų maisto medžiagų ir prasideda gydymas. Toliau mes keliaujame, mes veikiame raumenis, ar ne, jau tiesiogiai veikiame raumenis.
Tai raumenys irgi. Veikiame kraujotaką, veikiame limfotaką, raumenys irgi prisipildo šviežio gero kraujo, vyksta atsinaujinimas, regeneracija, naujos ląstelės, jis tampa elastingesnis, sugrįžta į savo normalią darbinę būseną. Ir toliau tai yra veikiam tiesiogiai mūsų nervų sistemą. Tai yra irgi, ar mes veikiam parasimpatinę mūsų nervų sistemą, ar simpatinę, parasimpatinę, kai darome švelnesnius judesius, ir simpatinę, kai mes norim kūną labiau užkurti, tonizuoti, paruošti varžybams ar taip toliau. Tai pagrindiniai, manau, būtų šitie. Paulai, kai jūs taip nupasakote, aš tiesiog noriu tiesiai po tinklalaidės keliauti masažą. Masažas yra visada siejamas su maloniais pojūčiais, bet ar gali būti masažas skausmingas, bet tuo pačiu ir naudingas? Ir taip, ir ne. Mes priėjome tokio dalyko mūsų studijoje ir mūsų praktikose, kad per skausmą į švelnumą arba per švelnumą į skausmą. Tai yra, mes netoleruojam tokio dalyko, kad žmogus atsigula ant stalo ir 40 minučių kenčia. Tai yra mūsų būdas ir prieimas prie skausmo yra per švelnumą. Mes bandom užkelti skausmo lygį ir gražinti atgal. Tai yra vien dėl to dalyko, kad mūsų nervinė sistema, mūsų galva sako, aš nenoriu kentėti šito skausmo. Ir tada viskas blokuojasi, raumenys nenori, kad jie būtų toliau ten taip aršiai, darkomi, talžomi. Tai tiesiog tas būdas nuo skausmo ir leisti žemyn, kelti į viršų, leisti žemyn, kad tiesiog apgaut mūsų nervinę sistemą, kad čia viskas ok, truputėlį skausmo, truputėlį gerai, truputėlį atsipalaiduoja, truputėlį skausmo. Tai aš manau, kad šitas balansas yra pats geriausias, mano manimu. Kaip pacientai reaguoja į šitą jūsų techniką? Labai gerai, pagal atsiliepimus. Na taip. Jo, bet tai ir aš ne veltui aš ir taikau, nes aš ir pats norėčiau, kad būtų man taip taikoma, ar ne? Tai aš norėčiau, kad būtų skauda ir jau jauti tą momentą, kai jau galėt paleist ir paleid. Ir čia toksai jau turi įsidirbt, pajaut žmogų, kada jam reikia. Kiekvieno žmogaus skausmo levelis yra labai skirtingas. Vienam 10 iš 10 baliai skaliai skausmas yra 10, kitam 2. Tai tiesiog pagal kiekvieną žmogų atskirai pasižiūri, kaip ten kas. Vieni mėgsta labiau, kad jiems skaudėtų, kiti nemėgsta, kad skaudėtų, bet vis tiek per skausmą turi prieit. Darai trumpesnius skausmo etapus, tada ilgesnius atpalaidavimo etapus. Bet vis tiek be skausmo mes kai kurių dalykų negalime išspręsti, nes jeigu yra trigerinis taškas, mums jį kažkaip tai reikės išmasažuoti, kažkaip tai išspausti, tai kažkaip tai reikia priversti žmogų. Paulai, tai manau, jūs vėlgi sulaužė dar vieną mitą, nes atrodo, kad masažas tai jau turi būti tik tais malonus ir sukelti tik tais malonius pojūčius, bet turbūt, kad pasiekti gilesnį efektą, reikia truputį skausmo. Žinoma. Biški pipirų. Biški pipirų tikrai reikia ir be pipirų tikrai neišspręsi tam tikrų raumenų problemų. Tai tik sakau, tas prieimas prie skausmo man yra daug svarbesnis, kad skausmo bus, tai tikrai, bet prieimas prie skausmo ir kaip jį kuo labiau padaryti malonų žmogai, tai toksai buvo mūsų tikslas. Ir manau, kad visai neblogai su juo derinamės. Nu tai taip, jūsų Google atsiliepimai turbūt įrodo tai. Ir kaip suprasti žmogui, kad masažo specialistas atlieka kažką negerai? Na dabar aš jau žinosiu, kad turi skaudėti, kažkiek tai turi skaudėti, bet kaip žmogus gali suprasti, kad negerai, čia kažkas negerai vyksta su mano kūnu? Labai sudėtingas klausimas atsakyti. Aš galėčiau iš karto pasakyti. Tai pasakykit, Paulai, aš kaip iš profesionalo. Tai gerai. Mano pirmo, aš kai nueinu, kartais man patinka nueiti šiaip į, kur nežinau, ar kažkur tai pasibandyti, kaip kiti kvėpuoja, kaip dirba, ką veikia. Niekada nenueinu ir sakau, aš masažuotojas, dabar padarykit savo geriausią masažą man. Nueinu kaip paprastas pilietis, atsigulu ant stalo ir žiūriu kaip tai. Nuo pirmo rankų prisilietimo gali suprasti,
kaip bus atliekamas masažas iš esmės. Neįtikėtina. Jo, tai kokiu pasitikėjimo lygiu žmogus uždeda rankas ant tavęs, pavyzdžiui, ar ne, ir tie pirmi judesiai, jie man jau gali signalizuoti, kad čia galima kažko gero tikėtis. Paprastam žmogui atskirti, kad su manim čia kažką negerai daro, tai ypatingai yra sudėtinga, nes tu tiesiog galbūt nežinai, tau gali paspaus blogoje vietoje, bet pasakyti, čia turi skaudėti, gal čia neturi skaudėti, tai taip atskirt, kur gerai, kur blogai, ypatingai sudėtinga. Tai kitas dalykas, kaip žmogus galbūt pasirenka savo specialistą, ar ne, tai turi, aišku, iš karto žmogus susivaibinti, ne, tai tu turi viens kitam patikti jau susitikimo metu. Ir tada, jeigu dar masažas geras, arba gerai atlieka, arba patenkina tavo lūkesčius, arba poreikius, tau pagerėja, tada vadinasi, gal viskas okei. O Povilai, o ką gali netinkamą padaryti masažistas? Na, tai yra labai svarbu, kaip jūs sakėt, kaip ranką uždeda, pavyzdžiui, nežinau, šaltos rankos. Kokias dar gali klaidas padaryti? Tai gali būti tik tai nemalonios klaidos. Jeigu, pavyzdžiui, masažuotojas ar masažuotoja bus netinkamai susitvarkius rankas, ar ne? Nagus. Jo, va šitas labai geras, jeigu daro nagais ir yra, kur taip tikrai taip kaso kartais, aš esu buvęs tokiuose, kur nelabai malonu yra, iš esmės. Tai va tokie dalykai gali būti, nelabai malonus, gal kitiems malonu, kai kaso, aš nežinau. Čia gal kita tema. Tailandietiška labiau. Tai per ilgi nagai, šaltas rankos? Per ilgi nagai, šaltos rankos, kvėpavimas. Jūs teisus, būna kai kurie labai Jo. dūsauja. Dūsauja labai. Tai gal to labai sunku, jeigu darai labai super aktyvų masažą, to sunku išvengti, bet aš irgi labai pastebiu kartais, kai jau žmogų jau pas masažuotoją permušinė. Tai turi tiesiog kažkaip tai, nežinau, negirdėti, tai sukurti tam tikrą salono atmosferą, turėtų groti kažkokią tai muziką, kad nebūtų visiškai tyloj, tai tiesiog kažkokią gražią muzikėlę, užsileidi. Rankytės pasišildai. Svarbu. Povilai, tai jūs esate kilęs iš Druskininkų, tai turbūt esate išbandęs ir Druskininkų kolegas, taip? Esu keletą tikrai. Tai ar verta žmonėm važiuoti į Druskininkus masažų? Ar geriau likti Vilniuje? Absoliučiai verta. Ten tikra masažuotojų meka. Aš Druskininkuose ir mokiausi, kai būtent ne Vilniui, bet į Druskininkus važiavau mokytis. Tai tikrai daug gerų specialistų, daug gerų dėstytojų, kurie tikrai turi labai didelį bagažą. Tai drąsiai visi į Druskininkus masažuotis. Arba pas Povilą, arba į Druskininkus, taip? Teisingai. Kada masažas yra negalimas? Yra tekę girdėti mitų, kad negalima nėščiosiom, žindančiom, sergant tam tikromis lygomis. Kaip yra iš tikrųjų? Tai apie nėščių masažą. Tai nėra rekomenduojamas masažas pirmąjį trimestrą. Galima pradėti nuo 12-13 savaičių. Jeigu su vaisium viskas okei, rekomenduojama ir tikrai galima eiti, tai daryti lengvą masažą, pečių juostos ar pėdų masažą. Yra tam tikros technikos ir pozicijos, kai nešiosioms yra daromas masažas 100%. O žindančioms? Žindančioms irgi nėra jokių kontraindikacijų. Tiesiog specialistas turėtų žinoti, kad gulint ant pilvo nereikėtų stipriai spausti ties krūtinę. Tai būtent švelnesni judesiai, bet irgi drąsiai. O ar yra kažkokių ligų, kada masažas yra kontraindikuotinas? Jo, tai ypač ūminiai uždegimai, odos ligos, grybelės, karščiavimas, covidas. Ir vienas mitas tik tai yra, kad apie onkologinius klientus tai masažas yra visiškai galimas. Aišku, reikia pasitarti su
su specialistais, bet jis yra galimas ir netgi būtinas. Tai vienas iš senųjų mitų, kad masažo metu gali išsklaidyti vėžinės ląsteles, tai yra visiškai klaidingas. Paulai, kiek jau mitų sulaužėte? Prašau. Gal galite įvardinti patį įsimintiniausią nuotykį savo kaip masažuotojo praktikoje? Pats įsimintiniausias, tai kaip mano karjera buvo jau Lietuvoje ir kaip žinia, duodi vienkartinius apatinius. Moterims arba vyrams yra vienkartiniai apatiniai ir pasakai, kad aš išeisiu dabar, grįšiu už poros minučių, čia apatiniai, užsidėsite apatinius ir aš išeinu, jau pasibeldžiu, grįžtu atgal ir žiūriu, kad tie apatiniai uždėti ties krūtinę. Ir aš taip jau, okei, man čia reiks apačia plika, o viršus uždengtas. Ir galvoju, okei. Tai kurios vietos masažą reikia daryti? Jo, bet aš tiesiog nieko nesakiau, nes nenorėjau nei savęs į blogą poziciją, nei kliento į blogą poziciją. Tai tiesiog visą masažą ir pradariau, taip, kad ten buvau užsidėję. Supratau. O gal galite papasakoti apie savo klientą, kuriam tikrai jūsų masažas, jūsų atliktas masažas buvo didelė pagalba ir padėjo išspręsti kažkokią sveikatos problemą? Turbūt tikrai esate turėję tokių atvejų ir daug. Žinoma, tai vienas iš tų dalykų irgi, kuri yra varomoji jėga tavo darbe. Tai yra be gero feedbacko, be gero atsiliepimo arba po bet kokio atsiliepimo nebus kopimo į viršų. Nes kažkada vis tiek prasideda kažkokia tai darbo monotonija, tu dirbi ir gavęs atsiliepimą, o tu įgauni, pavyzdžiui, kiekvieną dieną, ar ne? Tai tiesiog tavo varikliukas visada yra užvestas. Gauni atsiliepimą. Ir taip visada keliauja. Tai jo daugybė ir žmonės parašo asmeniškai ne vieną ir ne kartą. Tai tiesiog į savaitę kokį gauni, viskas man čia tai buvo išsigelbėjimas, ačiū labai. Man labai skaudėjo ir jūs labai padėjote, taip? Jo, va tokie variantai. Tiesiog labai, aišku, pašildo širdį ir galvoju, padėjau, faina. Aš esu teisingam kelyje. Aš esu teisingam kelyje ir tiesiog, jėga, važiuojam toliau. Ar yra klientų, pacientų, kurie pas jūs, nežinau, lankosi 3, 4, 5 metus, kiek jau jūsų, ar yra kokių nors klientų, kur nuo jūsų studijos įsikūrimo yra? Jo, teisingai. Aš visą pasižiūriu, yra grįžtančių klientų, yra, kurie gyvena užsienyje ir grįžta į čia. Aš taip irgi pasižiūriu, nes programėlė leidžia pasižiūrėti, kada buvo klientas apsilankęs. Tai jo, žiūriu, o prieš 5 metus buvo. Tai žinai, 5 metus nesimatėt, įsivaizduoja. Žmogus, jo, prieš 5 metus buvau, atsimenu. Tai toksai sugrįžta tie ir žmonės, tu atsimeni iš esmės. Aš turiu tą tokį, neatsimenu vardų, bet atsimenu veidą ir kūną. Darbinė liga, kūną ir veidą. Labai smagu. Gal galite papasakoti, kokios yra skirtingos masažo technikos? Kas yra klasikinės technikos, kas yra šiuolaikiškos? Klasikinės tai galim ir pradėti. Tai švediškas arba atpalaiduojantis masažas, tai yra visiška klasika ir visų... Tai tas kaifas, o ne? Ir kaifas ir ne. Tai aš norėčiau šitą temą truputėlį labiau ją paplėtoti ir tas visos skirtingos technikos masažų, jos visada kažkur tai susieina į vieną, ar ne? Tai jeigu mes negalim padaryti jokio masažo be klasikinio masažo. Nes kažkur tai viskas susipina, apsipina ir keliauja į vieną. Tai, bet visų pradžia yra nuo švediško masažo. Tai yra tam tikrų judesių seka ir tu jas turi griežtai laikytis, kai mokaisi. Toliau gilių audinių masažas. Ką ir iš karto galima iš pavadinimo sakyti, kad mes einam į giliuosius audinius, ar ne, į gilesnius raumenis, judesiai lėti ir užtikrinti. Sportinis masažas, daugiau pritaikoma su judesiu. Galimas po sportinis arba prieš sportinis masažas, įvairūs variantai. Tajų masažas arba tailandietiškas masažas, šiatsu, karštųjų akmenų. Va čia yra jau kaifas. Didelis kaifas yra karštų akmenų, jeigu neteko išbandyti,
tikrai rekomenduoju, jeigu patinka šiluma ir ateinant žiemos laikotarpiai, tai smagu. Jūs taip pat atliekate šį masažą? Dabar jau nebe, bet atlikdavau jo. Nebeturit karštų akmenų? Turim, bet kažkaip tai nebetliekam jau, net nežinau, nes dabar reikia žmonės gydyti. Nėra kada užsiminėti malonumais. Tai visgi dabar pas jūs daugiau pacientų, kurie ateina su problema. 99%. Aš jau net nebemoku daryti atpalaiduojančio masažo, nes man tada prasideda vidiniai nesutarimai su savim, aš negaliu. Nes jūs ieškot kažkur turi būti problema, ne? Taip, kažkur tai, reikia ieškoti man problemos. Tai jo, bet kaip ir sakau, tos technikos yra supintos, tai darai ir atpalaiduojantį, ir sprendi problemą tuo pačiu metu. Bet nėra taip, kad atskirta, gali pasirinkti atpalaiduojantį. Tokio varianto nebėra jau. Jo, ir šiuolaikinės masažo technikos, tai yra visi masažganai. Kas čia dar iš šiuolaikinių, aš taip galvoju. O kas tie masažgan? Masažgan tai masažo šautuvas, kuris elektriniu būdu gali įsimasažuoti raumenis. Tai čia kažkoks naujas trendas? Jo, jis ganėtinai jau tas trendas pagrindinis buvo, dabar jau kaip ir benueinas. Tai tiesiog naudoja sportininkai arba kurie aktyviai sportuoja. Tai greitas būdas nesivaluodamam išsimasažuoti arba atpalaiduoti raumenį. Supratau. Tai taip pat yra vakuuminės terapijos, limfodrenažai. Ir nežinau, kas dar šiuolaikiško. Viskas vis tiek kažkur tai masažas tiek jau 1000 metų skaičiuoja, kad netgi šiuolaikiškas masažas yra kažkur tai remiasi į 100 000 metų atgal. Kad ir ką be išrastų naujo, vis tiek viskas grįžta, kaip jūs minėjote, klasikinį švedišką masažą. Absoliučiai. Netgi ten lomi irgi. Bet visur yra naudojami truputėlį skirtingi judesiai, skirtinga judesių ergonomika, bet kaip ir sakau, viskas vis tiek sueina į klasikinį masažą ir po to nuo jo jau lipdaisi po truputėlį. Tai jeigu teisingai supratau, jūs masažo metu naudojate skirtingas technikas. Tiesiog stebite žmogų, stebite jo problemas ir tada pasirenkate iš kažkokios masažo technikos tinkamus judesius. Taip. Ir mūsų salone yra tik tai vienas masažas, tai yra individualizuota masažo sesija, į kurį aprašymai yra supinta visi masažai, ką mokėmės ir būtent anamnezės metu žmogui pritaikai tokį metodą, kuris tuo metu jam bus naudingiausias. Jūs su žmona esate abudu masažistai. Masažuotojai. Masažuotojai, atsiprašau. Ar jūs dar vienas kitam atliekate masažus? Oi, koks geras klausimas. Jeigu žiūrėsi, tai tikrai turėtum padaryti man masažą, nes jau neatsimenu. Tai jo, čia kaip yra batsiuvis be batų, ar ne? Bet tai mes viens kitam darom masažus, kai mokomės kažkokių naujų technikų arba kai norim kažką tai naujo įvesti į masažus. Jeigu aš kažką naujo mokausi arba noriu kažką tai prisiminti, ką mokiausi, tai tada taip. Bet tai yra, darbai. Tai yra darbas. Bandomieji triušiai. Jo. Tai aš labai irgi džiaugiuosi, kai Simona ką nors naujo mokosi, nes tada aš gaunu kažką tai... Masažą gaunu. O artimieji, ar dar prašo atlikti masažus, kai nuvažiuojate aplankyti tėvų, nežinau, draugų? Dabar jau ne, nes aš griežtai esu pasakęs, ne, aš jums nuperku kuponus, eikit, bet aš jau grįžęs, aš nebegaliu dirbti grįžęs dar papildomai, jo, tai stengiuosi ne. Atskirti profesinį gyvenimą ir asmeninį gyvenimą. Jo, absoliučiai, nes negali atsipalaiduoti, netgi kai jau reikia atsipalaiduoti. Nes reikia dirbti. Jo, tai nenoriu to maišyti, tai poilsis yra poilsis, darbas yra darbas. Tai kaip sakau, labai yra gerų specialistų druskininkuose. Mama, tėti, kuponai, prašom eiti, neprašykit manęs.
Pasakykite, kokios dažniausiai problemos atveda žmonės pas jūs? Tai klasika yra sėdimo darbo pasiekmė. Pečių juosta, sprandas, kaklas, nugara. Yra absoliučiai. Ypač įvykus COVID'ui ir po COVID'o tai buvo tiesiog aukso amžius mums, nes visi daugelis pradėjo dirbti iš namų, sėdėjo bet kur, ant bet ko, bet kaip ir prasidėjo. Išlindo problemos, kurių lyg ir nebuvo arba vos mažai skaudėjo, šitą galiu ignoruoti. Tai jo, dažniausias pečių juostas, sprandas, kaklas. Skauda kietą, negaliu pasukti, taip? Skauda kietą, negaliu pasukti, negaliu dirbti, negaliu susikaupti, tada prasideda stresas ir tada visa puokštė atkeliauja pas tave ir bandai kažkaip tai spręsti. Tai kiek turi užtrukti masažo seansas laiko trukme, kad jis suteiktų tau kažkokią pacientui naudą? Jeigu darai segmentuotai, pavyzdžiui, pas mus yra 40 minučių, valandos ir pusantros valandos. 40 minučių tai pakankamas laikas išmasažuoti visą nugarą. Pečių juostą, sprandą. Priklausomai nuo problemos dydžio, arba kaip pavadinti, pas vienus, ir nuo paciento dydžio, ar tai yra 1,50 m ar 2,12 m. Tai irgi, kiek yra raumens iš viso, kokia raumens struktūra. Vienam vieną vietą išmasažuoti reikia 5 minučių, kitam 15. Tai labai įvairiai, bet 40 minučių dažniausiai antram seanse užtenka nugarai, valandos visam kūnui. Bet irgi, seanso metu žmogui pasakai, kažką rasi įdomaus, ten užtruks ilgiau ir taip keliauja. Dar vienas mūsų šiuolaikinės visuomenės rūpestis migrena. Na, iš tiesų, kamuoja daugelį žmonių. Ar šios ligos atveju taip pat gali pagelbėti masažas? Žinoma. Tai galima daryti atpalaiduojantį kaklo sprando masažą, tai yra sumažinti simptomus. Galbūt reikėtų tik tai vengti ir neiti, kai yra migrenos pati aukščiausia fazė, ne? Tai tada mes galim dar labiau suaktyvinti skausmus. Taip pat kitas variantas yra tų pačių sausų adatėlių terapija, kai yra duriamos adatėlės tiesiai į oksipitalinius raumenis, taip atveriant kelią geresnį kraujotakai ir geresnį deguonies kelioniai link smegenų. Povilai, jūs minėjote, kad dažniausiai sėdimas darbas ir problemos susijęs su tuo atveda pas jūs. Tai kaip dažnai žmonėms dirbantiems sėdimą darbą reikia masažų, kad nebūtų paskui viskas surakinta? Labai kompleksinis klausimas ir priklauso, ką žmogus, koks yra jo aktyvumo lygis, ar ne? Jeigu jisai tik tai sėdi ir ateina pas mane į masažą, tai gali kiekvieną dieną eiti į masažą iš esmės. Puikus receptas. Puikus receptas. Kiekvieną dieną ateikit. Manęs klausia, kiek man ateina pas mane žmogus, kiek man reikės masažų. Sakau, nuo 1 iki 1000. Negaliu tiksliai pasakyti. Labai individualu, ar ne? Tai, bet svarbu, ką jisai veikia, ar jisai sportuoja, ar jisai juda, ar jisai bėga, ar jisai vaikšto, kiek scrollina telefone, kiek dirba ir po to nedirba ir dirba ir prie kompo sėdi. Tai daug yra dalykų, daug dedamųjų, tada išsiaiškini ir negali neduoti konkretaus, kiek man reikės masažų. Galiu pasakyti, kad nuo 1 iki kažkiek. Jeigu yra problema ir man sako, man čia skauda, ar ne? Mes sprendžiam problemą ir tada reikia įsidėlioti masažų kiekį. Tai yra maždaug 4-6 masažai kas 2-3 dienas. Tada darai labai nuosekliai ir konkrečiai bandai išspręsti problemą. Kai problema jau sumažėja arba jos nelieka, galimas profilaktinis palaikymas. Ir tai čia irgi labai įvairiai. Vieni ateina kartą į savaitę, kiti ateina kartą į 2 ir taip, kaip žmogus jaučia, ar ne? Vienas sako, kad aš jaučiuosi savaitę labai gerai, kitas aš 2 savaitės nieko nejaučiu ir taip, kitas mėnesį gerai jaučiuosi. Kiekvienas mes skirtingas. Kiekvienas mes skirtingi. Dar turbūt dažnai girdi skundų, kad kažkas traška. Braška, sunku pasukti kaklą, pilna druskų.
Kas čia per problemą, ką jis signalizuoja? Signalizuoja, kad viskas mes jau senstam. Kaip bebūtų, ar ne? Na, nedžiuginantis atsakymas. Nedžiuginantis, jo, bet tai yra traškėjimas, kuris nesukelia diskomforto, tai viskas yra ok. Galim traškėti. Galim traškėti. Nes mes visada, aš galiu sutraškinti kažką, tai galiu sutraškinti pirštus, galiu sutraškinti. Tiesiog, bet jeigu traškėjimo metu mes keliam ranką ir jaučiam kažkokį tai diskomfortą, ar ne? Bet būtent tas traškesys yra diskomforto pobūdžio. Ne kad sutraškėjo ir mes, viskas gerai jaučiasi. Kitiem po traškėsio net geriau jaučiasi, atrodo kažkas tai išsilaisvina. Kas yra tiesa? Nes esantis oro burbuliukas sąnaryje, tiesiog oras išeina ir mes iš karto negalėtume sutraškinti vėl pirštą. Palaukiam 5-10 minučių, vėl prisipildo, vėl gali sutraškinti iš esmės. Bet sakau, jeigu yra diskomfortas kažkurioje vietoje, tada jau būtų galima kreiptis į specialistą ir ieškoti priežasčių, kodėl tai vyksta. Tai kol dar traški ir neskauda, tai dar nesenatvė, taip? Vis tiek gal biški. Ne, nesenatvė, nes nepriklausomai nuo amžiaus ar lyties yra, kurie žmonės daugiau traška, kiti mažiau traška. Ir tai būna jaunų, kurie labai traška. Dar kitos problemos yra psichologinės problemos. Tokios kaip nerimas, depresija. Ar gali masažas ir šioje vietoje padėti? Vienareikšmiškai. Aišku, atpažinti depresiją tai yra ypatingai sunku. Jos nereikėtų tau atpažinėti, jeigu esi masažuotojas iš esmės. Bet ir tada labai prasideda įdomus dalykas, ar ne? Tai yra santykis tarp tavęs ir kliento. Tai ir tu kaip masažuotojas turi turėti sugebėjimą skaityti žmogų. Kaip jisai jaučiasi tuo metu. Ar jisai nenori kažko pasakyti, ar ne? Gal ne pirmo seanso metu. Dažnai žmonės atsiveria po masažo arba antro seanso metu. Kai pasako dar kažkokių dalykų, kurių tu nežinojai arba nepasakė pirmo pokalbio metu. Tai tas santykis turi skaityti žmogų. Tiesiog. Nebūt sukurt saugią atmosferą. Nebūt įkyrus. Nekalbinti, jeigu tavęs nekalbina, ar ne? Arba kalbėti, jeigu žmogus nori kalbėti. Tai sukurt tokią atmosferą, kad būtų abiems jauki ir saugi. Ir tada per tą jau gali, kai žmogus jaučiasi saugus, būtent per masažą gali paveikti ir žmogaus nervinę sistemą. Vienareikšmiškai. Būna verkia žmonės po masažo, būna juokiasi stipriai. Ir va čia jau yra išraiška kažkokios tai psichologinės būsenos, ar ne? Išeina žmogus, atsidaro duris, dieve, koksai, čia taip man paleido, sako, visą kūną. Jo, kiti žvengia, negaliu, žinai, ir galvoju, okei. Tai Povilai, jūs kaip masažuotojas labai svarbia jūsų darbe dalį užima tiesiog tą psichologinę praktiką, santykį su pacientu. Teisingai, labai didelė. Man ypač paskutiniu metu, tai ypač kai žmonės dabar pradėjo daug daugiau kalbėti apie visus šitus dalykus, kaip mano psichologinė sveikata, mano psichologinė būsena. Aišku, žmonės ir prieš 30-20 metų taip pačiai viskas buvo, tiesiog daugiau galbūt kaupė savyje, bet dabar žmonės daugiau kalba, daugiau save pažįsta, žino, tai mano tikslas irgi man yra kuo daugiau žinoti. Ne? Tai yra atpažinti kažkokius signalus, ką žmogus nori ištransliuoti, ką nori pasakyti, ar ko nenori pasakyti. Tai ta psichologinė pusė irgi labai įdomi. Tai gali tiesiog palengvinti tavo darbą. Nes jeigu būtent kalbant apie toliau plėtojant šitą mintį, tai yra vienas dalykas, kai žmogus turi kažkokių tai psichologinių problemų ir jam skauda tam tikrą kūno vietą, ar ne? Ir yra kitas aspektas, kai jam skauda kažkurią kūno vietą ir jam tada prasideda nerimas, ar ne? Kažkokios psichologinės problemos. Čia labai įdomus aspektas, kai
nueina žmogus pas daktarą ir jis siunčia tvarkyti galvos, tvarkosi galvą, bet priežastis yra kūnas signalą siunčia. Tai va šitą, jeigu aspektą pagauni, tai tada žmogų gali ir nukreipti kažkur, kur reikia, tikslingiau, arba spręsti esamą problemą, kuri signalizuoja iš kūno. Ne? Jo, šis labai svarbus etapas, aspektas. Įsidėmėkit visi, įsirašykit. Juodom baltą. Tai čia kaip populiarios knygos pavadinimas kūnas mena viską, taip? Absoliučiai. O ką patartumėt tiems, kuriems iki vizito pas masažuotoją dar liko laiko, o jau dabar man tikrai blogai, kažkam aš turiu daryti namuose. Gal yra kažkokios tempimo technikos, masažo technikos, ką jie galėtų pasidaryti namuose? Nu, vat skauda, man čia baisiai skauda. Yra, žinoma. Tai ką aš sakau klientams, kurie dabar yra, beveik visi viską žino, bet nieks nieko nedaro. Nu, kaip mes tokie. Kol neskauda, atrodo viskas okei. Aš visada sakau, jeigu dirbat sėdimą darbą, telefone labai paprasta tiesiog įsivesti kas valandą priminimą, pajudėti. Net nereikia atsistoti nuo kėdės. Tiesiog labai paprasti pratimai. Palaikom gal į šoną, į vieną. Tiesiog prasukam rankas, atidarom diafragmą, tiesiog giliai pakvėpuojam, viskas. Gal neįspręs kažkokių tai tavo 100-mečių problemų, bet tikrai pagelbės tuo einamuoju momentu. Jeigu darysi kas valandą savo 8 darbo valandų režime, tai būtų sveikintina. O šiaip, jeigu skauda, tai yra daugybė pratimų. YouTube'as pilnas, susives back pain ir 1000 išmes. Tiesiog reikia daryti. Bet čia aš kaip sakau, labai daug žmonių viską žino. Pas mane ateina ir sako, pas mane tas ir tas, okei, bet aš nieko nedarau. Tu su manim padaryk, viskas. Aš žmogui duodu patarimų ir matau, jisai juos priima, ar jisai juos ignoruoja. Aš viską žinau. Kitas, aš viską žinau, žinai. Ir čia yra normalus dalykas. Žmonės, sunku yra prisiversti. Tingi, dar voluotis man čia, ne. Tai einu į masažą. Sakau, okei. Tai jums nuo to tik geriau? Tai mums easy. Gal namuose reiktų kažkokios minimalios masažo technikos, kad galėtum save pasilepinti? Galima naudoti labai paprasti, bet naudingi dalykai, kaip kamuoliuką. Tai galima įsimasažuoti beveik visą kūną su juo, ypač veikia gerai trigerinius taškus ir kažkokius spazminės vietas. Mažesnis kamuoliukas, galima naudoti didesnį kamuoliuką, jeigu didesniems raumenų grupėms. Tai tiesiog va taip vedžioti savo kūnu, taip? Jo, galima netgi labai paprastai tiesiog. Jeigu skauda ranką, ar ne, tai tiesiog švelniais judesiais ir tada gali po truputėlį gilinti judesius. Ir jo, galima stotis prie sienos, dėtis prie sienos, kažkur jaučiam skaudamą tašką, remiamės į sieną ir gražiais judesiais galim išsivaloti. Taip pat puikus riešutas yra tinkantis beveik visą kūną irgi gali išsivaloti. Tai lygiai taip pat, tiesiog judesiais. Tiesiog, tai čia labiau skirtas apatiniai kūno dalims, tai kojoms, sėdmenys ir prie stuburiniams raumenims puikiai. Arba tiesiog galima pagulėti, pasidėjus ant kaklo. Tai tokie minimalūs dalykai gali pakeisti jūsų gyvenimą. O kas čia per kočėlas? Su šitų kočėlų galima žmonai arba geriausia... Ne, atvirkščiai, vice versa. Vyrui. Vyrui, jo. Pataisiau. Galima vyrą. O čia yra puikus pėdų savimasažo įrankis. Tai irgi tiesiog paprastuoju būdu, bet super veiksminga. Ir pėdos yra visiškai neapkalbėtas dalykas. Tai pašnekam. Aš pėdas voluoju pats kiekvieną dieną, nes mano darbo specifika yra visą laiką vaikštau visą laiką ant kojų. Tai mano pėdos visada aktyvios.
tų žmonių, kurie visą laiką sėdi, pėdos yra neaktyvios. Mhm. Tai iš esmės abiem atvejais jisai reikalingas. Arba suaktyvinti, arba atpalaiduoti. Mhm. Paveikimo principas jo yra labai paprastas. Tiesiog švelniai, galima keisti kampus ir daryti savį masažą. Tai būtent nuo pėdų, jeigu mūsų pėdos yra persitempę, įsitempę, gali atsirasti skausmai visoje apatiniai kūno dalyje. Nugaros apačia, sėdmenys, blauzdos. Tai reikėtų visiems atkreipti dėmesį, ypač tie, kurie ilgai sėdi ir apatinė dalis yra visada mirus, kaip sakant. Turbūt ir labai puikus prietaisas šitas kočėlas moteriams, kurios nešia aukštakulnius, kad nuimti įtampą nuo pėdų vakare. Žinoma, absoliučiai. Visiems yra naudingas. Tiesiog reikia daryti. Ir kuo jisai yra fainas, kad nereikia jokių pastangų daryti. Nes su kamuoliuku, jeigu daryti pėdas, reikia išlaikyti pusiausvyrą, ar ne? Tai jau tingisi, jau nesinori. O čia pasidėjai ant žemės? Čia pasidėjai ant žemės, žinai, žiūri savo serialą mėgstamą. Netflix'e ir tiesiog taip darai. Gali pasiremti alkūnę ir fantastinis dalykas. Wow, Povilai, tikrai puiku. Čia kaip gavosi TV reklama. Gal yra kažkokios minimalios technikos masažo, kurias mes galim pritaikyti namie? Na, pripažinkim, turbūt bent kiekvienas esam kažką masažavę iš artimųjų ir nežinom, kaip pradėti, kaip teisingai padaryti. Na, bent jau kaip tą artimąjį teisingai paliesti. Tai visų pirma turėtų būti šiltos rankos. Nukarpyti nagučiai. Susikarpam nagus. Ir jo, tai reikėtų kažkokio tai bent jau aliejus, kad tas prisilietimas būtų arba kremo, tiesiog kremo, bele kokį kremą galima naudoti. Ir tada reikalingas švelnumas. Ir švelniais judesiais keliaujam per nugarą ir visiems patiks tas švelnumas ir artumas. Tai keliauti nuo viršaus į apačią, taip, ir paskui sugrįžti. Ar tai nėra svarbu? Iš esmės tai nėra svarbu. Tiesiog neskubėt. Vienas dalykas, kurio galbūt reikėtų vengti, tai tiesiog eiti tiesiai ant stuburo. Ant stuburo slankstelių. Ant stuburo slankstelių, jo. Ir nedaryti kažko tai drastiško, nedaryti kojų masažo ant nugaros. O visa kita, tai švelniais judesiais, ypač ko mums labiausiai reikia, tai sprandas ar pečių juosta galima tiesiog pasiimti ir švelniai maigyti. Bet visi tinginiai. Povilai, ne. Tai receptas yra švelnumas. Viskas. Švelnumas. Tik tiek gyvenime te reikia. Tik tiek ir te reikia. Jeigu norisi jau kažko tai eiti giliau, tai yra, man atrodo, tikrai kursų poroms, kurios galėtų pasikeisti masažo technikom, tai drąsiai galima susirasti, bet pirma švelnumas, pasirink kažkokį tai kremą, kad rankos tiesiog slystų ir nebūtų grubumo arba nenudegintų odos. Ir manau, to pakanka pradžiai. Puiku. Povilai, kada geriausia eiti pas masažuotoją? Ryte ar vakare? Ar tai nėra svarbu? Tai iš esmės nėra svarbu, ar ryte ar vakare. Tai kiekvienas žmogus individualiai gali rinktis, kaip jisai jaučiasi. Vieni labiau mėgsta po darbo, jau sako, dabar masažas ir tada jau namo. Bet nemaža dalis ateina ir ryte, ir per pietus. Tai tiesiog galbūt žmonės derinasi pagal savus grafikus, nes vakarinės vietos greitai tirpsta. Yra tik tai kelios, žinai, nėra. Tai kad ir visi norėtų, sunku būtų sutalpinti iš esmės. Supratau. Jūs minėjote, kad po masažo reikėtų gerti daugiau skysčių. Ar yra dar kažkokie dalykai, kuriuos turėtų atlikti pacientas po masažo seanso? Jo, jeigu buvo atliktas intensyvus gilių audinių masažas, tai tą dieną su sportu truputėlį pristabdyti. Tai geras specialistas visada turėtų informuoti, kad jeigu atpalaiduojantis, tai beveik viską galima daryti.
Jeigu buvo stipriai atpalaiduotos kojos, ar ne, ir mes keliausim daryti kojas, tai irgi nerekomenduojama. Tai masažo pobūdis turi atitikti, ką žmogus veiks tą dieną. Ir turėtų jam pasakyti, ten, šiandien mažiau sporto. Dariau stipriai, atpalaidavau kojas, viršutinę dalį aš galiu drąsiai daryti. Tiesiog jeigu su ta kūno vieta kažką darei, tai vengti kažkokių tai superaktyvių sportų ar judesių. Ką dar reikėtų informuoti masažuotoją apie savo ligas, kažkokias baimės? Ką žmogus turi pasakyti jums atėjęs į masažą? Kuo jisai pasako daugiau, tuo geriau. Yra vieną istoriją prisiminiau. Ir klausiu, sakau, dar gal kažką, čia užbaigiamasis klausimas būna, gal dar kažką turėčiau žinoti, kažkas tai tokio būtų. Ne, viskas tvarkoja. Ir aš darau masažą, čia buvo karjeros pradžioje, ne, tai įsivaizduoju, toksai žalias berniukas. Ir girdžiu kažkas tik, tak, ir aš taip žiūriu, ne laikrodis, nėra laikrodžio, žinai, ir jau klientas apsiverčia, ir aš taip girdžiu, sakau, čia kažkas yra. Jo, ir pas mane širdies stimuliatorius. Visai nesvarbu. Okay. Ir šiaip tuo metu buvo man toksai truputėlį šokas, kaip čia elgtis, ką čia daryt, bet iš esmės, jeigu kalbant būtent apie šitus dalykus, kaip širdies stimuliatorius ar skilvelių stimuliatoriai ir dar kažkas tai masažas ne tik tai, kad ar galimas, jis yra būtinas tose vietose. Nes įsivaizduojat, jeigu yra kažkoksai tai svetimkūnis ir kaip ten aplinkui viskas, visi audiniai gniaužiasi, surambėja, čia kaip yra, kai yra scarf šitas randas, randų atvejais irgi masažas yra būtinas, būtent palengvinti audinių medžiagų apykaitą ir šitus dalykus. Tai būtina ten masažuoti. Bet tik po to sužinojau. Bet naudinga buvo. Naudinga, aš įsivaizduoju, tas garsas buvo turbūt kaip bombos, ne? Jo, aš galvoju, taip galvą sukinėjau, gal kas čia bus. Va, prašau. Ir taip dažnumas, taip, žinai, masažo taip darai dažnėja ir galvoju, Turėjo būti labai įdomu. Turėjo būti, jo. Kokius blogus įpročius dažniausiai pastebite pas pacientus? Na, jūs viską matot, jūs matot žmonės pusnuogius, ne, nuogus. Jo. Tai viską matot. Viską matom. Bet blogieji įpročiai, kad mes per ilgai užsisėdime tiesiog vienoje vietoje. Ir kaip irgi pasako, kad ar yra viena gera sėdima pozicija. Ne, jos visos yra geros, jeigu ten nepraleidžiame ilgiau negu tam tikrą laiką. Ar ne? Bet taip sėdėti gal nėra labai gerai. Aš galiu ir taip sėdėti kažkiek tai laiko, iš esmės. Bet jeigu poziciją mes keisim, tai viskas bus tvarkoj. Tiesiog reikėtų atsistoti karts nuo karto. Jo, bet... Pakelti užpakalį? Pakelti užpakalį. Bet tai yra neišvengiama, ar ne? Ir tai įdomus dalykas yra nustatytas, kad po 50-100 metų vaikai mūsų pradės gimti jau su kaklais truputėlį į priekį. Natūraliai tai bus, ar ne? Dėl mobiliųjų telefonų. Tai įdomu bus. Šiek tiek gąsdina. Tai jo, ir kitas įdomus statistinis faktas, kad palyginus mūsų tėvų fizinį aktyvumą arba fizinį gebėjimą yra sumažėję su šiuolaikiniu jaunimu apie 15%. Tai yra katastrofiniai duomenys. Tai iš šitos pozicijos galiu pasakyti, bus darbo. Mums bus darbo. Tai situacija nėra džiuginanti. Tai kai kas per daug stengiasi, bėga maratonus, ne, kas mėnesį, o kai kas net nepakelia užpakalio nuo sofos. Jo, tai vat tame ir ar svarbu kažką daryti, kad tik tai daryt, tai irgi toksai nevienareikšmiškas atsakymas. Tai ir dar vienas dalykas, kad jeigu kažkokį sportą pasirinkam, ar ne, tai reikėtų susiderinti, kad mums neštų ir psichologinį pasitenkinimą
ir fizinį pasitenkinimą. Jeigu šitus du dalykus mes galim suderinti, tai bus 100 kartų naudingiau, ar ne, negu aš einu į sporto salę ir, į sporto salę. Tai tiesiog mes kūnui siunčiam signalus galvai, kad kažkaip nenoriu, čia man reikia, tai reikia kažkaip tai, nežinau, susirasti tiesiog tokį sporto šaką, turi kad teikti kaifą. turi teikti kaifą vienareikšmiškai, nes kitu atveju tiesiog, nėra naudos ir viskas. Per prievartą. Ką gali pasiekti per prievartą? Paulo, jūs pats sportuojate? Taip. Bet tikrai neinu į džymą, nes man labai nepatinka. Bet... O maratonus bėgate? Ne. Nepatinka bėgti. Man patinka bėgti paskui kamuoliukus. Jo, bet aš sportuoju namuose, stengiuosi 2 kartus per savaitę daryti aktyvius aerobinius pratimus, darau su virvėm, ir tiesiog visam kūnui jėgos pratimai, iš esmės. Tai yra svarbus dalykas. 2 kartus per savaitę daryti jėgos trenirų. Minimum 2 kartus, aš 2 kartus darau, tik tai prisiverčiu. Bet tai yra labai svarbus dalykas, kad mūsų raumuo visada būtų aktyvus, pumpuotųsi. Palaikyti tonusą. Ir tada jau tokie dalykai, aš sportuoju padelį dabar. Padelį dabar žaidžia visi. Tai vat, bet jo, metai laiko, labai fainas, labai patinka. Aktyvus sportas, emociškai pasikraunu, išsikraunu, tiesiog geras sportas man, nes baigiau visus kontaktinius sportus, nebežaidžiu jokio kontaktinių sportų vien dėl to, kad išvengti traumų, o čia pasirinkęs, jeigu susitraumuosiu, tai pats ir būsiu kaltas iš esmės. Povilai, dabar masažo rinka yra labai plati. Pasiūlos masažų yra nuo iki. Kaip atsirinkti tinkamą specialistą, kas galbūt jau iš karto man signalizuoja, renkantis specialistą, sakykime, jo tinklalapis, masažo technikos, signalizuoja, kad galbūt kažkas negerai. Ką man tikslingai ieškoti reikia? Tai jaunieji specialistai dažniausiai bus mažesnė kaina, kurie tik tai pradeda, tai jie nori įeiti į rinką ir kažkaip tai susikurti savo klientų ratą. O kaina nusistatoma, pasižiūri, kaip kas veikia aplinkoje, kaip aplinkiniai salonai, kurių yra milijonas ir N, kokios kainos yra ten. Kartais nuo karto nueini, pasižiūri, ar verta, ar neverta tiek mokėti. O ko man reikia ieškoti dar tinklalapyje? Išsilavinimo kažkokio specifinio, klientų atsiliepimus, į ką man reikia atkreipti dėmesį? Tai viskas, ką išvardinote, tai ir klientų atsiliepimai. Aš irgi visada pasiskaitau, man įdomu, aš einu į restoraną, aš pasižiūriu atsiliepimus, kaip ten kas, ar šefas buvo įsimiegojęs tą dieną ar ne, ar darbuotojas įsimiegojęs ar ne. Ką dar pasižiūrėti? Išsilavinimas. Sunku tokius dalykus, nes labai sunku rasti išsilavinimą, kol nenueini iki salono ir, pavyzdžiui, būna prisikabinę visą sieną savo diplomais. Ir tada gali skaityti. Baigiau tą, kas man labai nepatinka. Bet, okei. Tai vienas iš geriausių dalykų yra iš lūpų į lūpas. Jeigu yra pažįstamų, nes mes dažniausiai, kaip čia reikėtų masažo, gal žinai kažką tai. Ir tada užsimesga viskas. Tai ir tas mūsų klientų, pastovių klientų ratas irgi kažkas tai kažką pasakė, čia mano draugė rekomendavo, arba skambino čia rekomendavo, sakė, taip, tai iš to labai stipriai lipdosi. O jeigu šiaip internete, tai ganėtinai sunku ir tiesiog bedėjai pirštą, ar pasiseks ar ne. Nebent tu jau žinai tiksliai, kas ten dirba. Ir jo. You never know. You never know. Tai čia ir yra toksai kaip. Dėl to labai sunku kartais nueiti ir išsirinkti gerą masažą, nes visada sakau, ne, aš noriu, kad padarytų masažą taip, kaip aš darau. Labai aukšta kartelė. Jo, labai aukšta kartelė. Ne, tai pas kolegas. Kolegas gerai daro. Kaip technologijos keičia arba padeda jūsų profesijai?
reikia sulaukti, kada bus, gal robotai pradės daryti. Bet tada nebeliks vaibo, ne? Drivo. Nebeliks, tai visiškai, aš nežinau, kaip roboto ranka galėtų pakeisti. Robotas niekada nepajaus, bet robotas galėtų nuskaityti visą kūną Bet jis neturi jausmų. Bet jis neturi jausmų, tai vat vieną dalyką praleis. Na gerai, neturim dar masažo robotų. Nėra. O šiaip, ar kažkokios šiuolaikinės technologijos, nežinau, dirbtinis intelektas, pavyzdžiui, appsai kažkokie, keičia jūsų darbą? Ne, iš esmės. Tai net nežinau, kokios šiuolaikinės technologijos nėra tokių. Yra, pavyzdžiui, tai mes turim vieną aparatą, tai yra vakuuminis limfodrenažinis aparatas, kuris tau gali padėti, nes tau nereikės daryti rankomis. Tai vienintelis aparatas. O daugiau kažkokių tai naujų technologijų. Yra appsų, įvairių yra appsų, ar savimasažo appsai, ar kažkokie tai sporto appsai, kurie gali pagelbėti labiau žmonėms, bet nežinau, ar gali pagelbėti kažkaip tai man. Ne, jūs tiesiog turite saugoti savo rankas, taip? Va čia yra pagrindinis dalykas. Jo, rankos yra pagrindinis dalykas, kurias reikia saugoti. Taip, bet pasitelkė ergonomiką ir stengiasi kažkaip išlaviruoti. Tai taip, viena technologija tikrai pamiršau paminėti. Tai yra reguliuojamas stalas. Va, prašau, masažo, taip? O, taip. Tai jo. Per appsą ar paprastai? Paprastai su kojyte. Bet be jo tikrai būtų sudėtinga. Nes nebūtų sudėtinga, bet būtų mažiau laisvės kūnui. Nes dabar gali pasireguliuoti, kiek reikia, susidėlioti kūną. Ir tai jo, bet čia vienintelė. Bet jau čia seniai 50 metų šitiems stalams gal. Dabar Povilas galvos apie technologijas, kurios galėtų padėti jam kasdieninėje praktikoje, taip? Jo. Tai gerai, turėsi dienos užduotį. Super. Povilai, koks yra jūsų laimingo gyvenimo receptas be recepto? Vienas pagrindinių tai yra, kad nereiktų gyventi su skausmu. Tai yra pagrindinis, nes laimingo gyvenimo receptas yra, kai nieko neskauda, ar ne? Tada mes jaučiamės puikiai. Ir dar vienas, kad žmona darytų daugiau masažų man. Tai čia būsimo laimingo gyvenimo receptas, taip? Čia būsimo laimingo gyvenimo. Ačiū. Aš jums linkiu, kad žmona nenaudotų šito prietaiso. Ne pagal paskirtį. Ne pagal paskirtį. Jo. Masažas tai yra daugiau negu prisilietimas. Tai yra galimybė sustoti, atsikvėpti ir išgirsti savo kūną. Susitikime kitame epizode ir toliau kalbėkime apie sveikatą, kuri prasideda be recepto. Kaip visada, ačiū visiems buvusiems kartu su mumis, Povilu ir Rasa. Lauksime jūsų komentarų ir klausimų komentarų skiltyje. Iki pasimatymo.